Aplinkui tave yra tiek daug vilkų, kurie kovoja dėl tavo dėmesio. Daugybė triukšmo, nuomonių, baimių, naujienų, ekranų, daugybė lūkesčių. Ir net nebepastebi, kaip tavo širdis pradeda gyventi tuo, į ką žiūri dažniausiai. Jeigu nuolat žiūri į savo žaizdas, pradedi tikėti, kad išskyrus skausmą daugiau nieko nebeegzistuoja. Jeigu gyveni žmonių nuomonę, po truputį pameti save. Jeigu žiūri tik į baimę, širdyje ima trūkti gyvenimo džiaugsmo. O tu, į ką šiandien žiūri, į ką žiūri tavo širdis? Kas tave labiausiai užpildo, kas užima tavo mintis vakarais, kas pirmiausia ateina į tavo vidų ryte prabudus? Žmogų visada formuoja tai, į ką jisai ilgiausiai žiūri. Jeigu tavo akis lieka tik ties pasaulio triukšmu, viduje pamažu gimsta nerimas. Jeigu viskas sukasi tik aplink kontrolę, nuovargį ar kitų vertinimą, širdis pavargsta. Ir būtent tada Jėzus meldžiasi už tave: Tėve, išsaugok juos. Neleisk jiems pasimesti šio pasaulio banguose. Nepaimk juos iš šio pasaulio, bet išsaugok juos, sako Jėzus. Tai reiškia, kad tu gali gyventi šiame pasaulyje ir neprarasti savęs. Gali pereiti per chaosą ir neprarasti vidinės ramybės. Gali būti sužeistas, tik tu žinai kiek, ir vis dar gali sugebėti mylėti. Tačiau tam reikia vėl pakelti akis aukščiau savęs. Tavo žodis yra tiesa. Tiesa, kuri turi veidą ir vardą. Ir ta tiesa tai yra Jėzus Kristus. Palaimintos tau dienos ir gero apmąstymo.